Tai šiandieną tada pakalbam apie socialdemokratų karą su teisė ir įstatymais, vienu sakiniu apie LRT tarybos nario plagiatą, o antroje laidos dalyje pakalbėkime apie tai, ar opozicija grįžo į politinį žaidimą. Vilniuje ir vėl 10-tūkstantiniai mitingai, kol kas dar nesuskaičiuota, kiek buvo šiais vakarais prie Seimo. LRT kaip visada iš kiekvieno mitingo pranešė, kad buvo 10 000 žmonių. Koks mitingas bebūtų, visada būna 10 000 žmonių kažkodėl. Bet čia, kai yra maždaug kokį didžiausią skaičių žinau, 10 000. 10 000 pasakyk, niekada neprašaus. Tai man atrodo, bent jau tas trečiadienio vakaro mitingas turėjo būti didesnis negu 10 000 pagal tai, kaip jutosi viskas. Bet turbūt pakalbėkime šiandien apie ne ką mažiau svarbų dalyką, tai yra apie tai, kas vyko pačiame Seime, tai turbūt netgi svarbesnis valstybei dalykas. Ir pakalbėkime apie tą įstatymo dėl LRT patogesnio vadovo atleidimo. Įstatymo stumimą, nepaisant procedūrų, nepaisant teisės departamento išvadų, nepaisant europinių rekomendacijų. Man atrodo, kad ryškėja tokia tendencija, kad jeigu trumpizmą galima laikyti politiko žodžių ir veiksmų atotrūkių, tai ryškėja atotrūkis tarp politiko veiksmų ir teisinės bazės. Tai yra, kad politikai nebepaiso teisinės bazės, kas kelia turbūt nerimą net ir tiems žmonėms, kurie nuosaikiai laikėsi lygi šiol. Dėl to, kad egzistuoja turbūt ir rašytas, ir nerašytas susitarimas tarp piliečių ir valstybės, kad nesvarbu, kokia valdžia ateis po rinkimų, ji laikysis įstatymų, laikysis procedūrų ir taip tu žinai, kad valstybės laivas nebus išsiūbuotas. Dabar susidaro įspūdis, kad socialdemokratai, kaip mes nekartą kalbėjome, kerštaudami už Palucko istoriją, įsivaizduojamam priešui, tam Vilniaus burbului, tokiam kolektyviniam konservatoriui, kerštaudami, jie nusprendė, mes priimsim tą įstatymą, išsiūbuosime tą laivą taip, kad nieks nežino, kurioje pozicijoje tas laivas baigs, apvirs, neapvirs. Dabar apie siūbuojantį laivą kalba ir prezidentas Gitanas Nausėda, pagaliau išdygęs viešojoje erdvėje. Jis pasisakė apie tai, kas vyksta šiuo metu Lietuvos valstybėje, parlamente. Ir man susidarė toks įspūdis, manau, pagrįstas, kad kritikos objektų jis pasirinko ne socialdemokratų partiją, ne šitą įstatymų nepaisimą, bet opoziciją, kuri pasiūlė apie 100 įvairių pasiūlymų, bandydama sustabdyti šitą skubą. Jisai tai prilygino hibridiniai atakai, kaip su oro balionais daro kontrabandininkai ir baltarusiai. Tai klausimas turbūt pagrindinis yra toksai, kur šitas įstatymų teisės nepaisimas veda mūsų valstybę? Į neteisinę valstybę, į autoritarizmą, nes čia yra panašiai kaip ir su karu. Karą pradėjęs diktatorius nebegali sustoti. Jį gali sustabdyti pralaimėjimas ir jį gali sustabdyti valstybės suirutė. Tai nes tu negali, kaip primityviausias pavyzdys, negali būti pusiau nėščias, ar ne, tu arba nėščias, arba moteris arba nėščia, arba nenėščia. Tai šiuo atveju, jeigu tu jau vieną kartą sulaužai statutą, teisininkų išvados nieko nereiškia, čia yra dar akivaizdus Konstitucijos 44 ir 25 straipsnio akivaizdus pažeidimas. O kalbant apie Nausėdą, tai jaučiasi, kad jis piktas, jog socialdemokratam nepavyko greituoju būdu priimti to įstatymą, kurio trokšta pas Nausėdą, kad LRT vadovė Garbačiauskaitė būtų kuo greičiau atleista. Jis hibridiniam atakom prieš Lietuvą kaltina opoziciją, tai yra sunkiai suvokiam. Tai man regis, nepaisant ko pasibaigs šitą jų kova, įstatymas iškart atsidurs konstituciniam teisme ir jeigu ten konstitucinis nepatvirtins socialdemokrato Sabatausko, parodys, kad jis tebėra konstitucinis, tai manyčiau, kad jisai turi būti per kokius 5-6 punktus sudirbtas kaip antikonstitucinis. Tai veda į autoritarizmą ir
panašu, kad socialdemokratų partija ir Nausėda sudegina tiltus su teisinė valstybė. Vadinasi, toliau bus daugiau tokių įstatymų, nes paaiškės, kad, tarkim, net jeigu pavyktų pakeisti LRT generalinį direktorių, tai po mėnesį jie pamatys, kad niekas nepasikeitė. Negali generalinis direktorius išjungti kompiuterio reporterį, kol jis ten dirba, jeigu jis yra reporteris toks, kuris dirba savo darbą, jis ir toliau rašys tą patį. Jeigu generalinis direktorius pradės ten lakstyti ir uždraudinėti, yra buvę visokių generalinių direktorių. LRT dirbo, tai yra prieš LRT buvo šitas radio ir televizijos komitetas prie ministrų tarybos sovietų, tai 2 metai sąjūdžio, tai ten buvo juodas vadovas, Januitis, ar ne, paskui jį partiją nuėmė, bet sąjūdis prasidėjo ir ten, ir nieko negalėjo padaryti, tai jie supras, kad reikia keisti visuomenės informavimo įstatymą, lygiai tokiu pat būdu, kodėl nepakeitus per naktį arba per 2 naktis. Kai ir šitą nepadės, reikės baudžiamąjį kodeksą keisti. Baudas įvedinėti, mes kalbam, ar ne, pasakom, ką nors prieš Mulkį Sinkevičių, reiškia Brežnevą Oleką, arba Oleką Brežnevų pavadinam su varlytė tik tai, ar ten Nausėdą pavadinam aukštų ir irzlių ir bam iškart. Tada žinau, kas toliau. Tada mūsų patronai, remdami mus iš karto tą baudą sumes ir tada kas? Gavot pinigus iš patrono, užsienio platformos. Užsienio agentas. Užsienio agentai. O už užsienio agentūrinį darbą užsieniui į kalėjimą. Ir turim visą Putino puokštę. Tai ar šitie spės tą padaryti, ar nespės? Aš taip viliuosi, kad viskas veda prie to, jog jie praradinėja rinkėją. Jie praradinėja tą rinkėją, kuris balsavo už juos ne tiek todėl, kad patiko Blinkevičiūtė, Paluckas ar ten kiti sukčiai, bet tikėjosi, kad gal šie konservatoriai per daug blogi yra pridirbę, gal čia dar kas nors, gal jie yra šiaip žmonės kairieji, ar ne, kairysis turi balsuoti už kairiuosius. Mano galva, kad didelė dalis mitingų dalyvių yra būtent LSDP potencialas, rinkėjų arealas ir tarkim, kultūros protestas yra jų galų gale ir tie patys reporteriai, pagal dabartinę padėtį visuomeniai. Reporteris pradedantis ir šiek tiek padirbėjęs, jis turi būti kairysis, nes jo uždarbis yra menkas, jis nėra high middle class, jis yra kažkur tai middle class apačioj, ten kažkur tai. Tai kitaip sakant, socialdemokratai pielavoja šaką, ant kurios sėdi ir tikrai nudirbs, bet šiaip tai nukirsti saitus su teisinė valstybė, su konstitucija, su sveiku protu galų gale, tai rodo, kad pačioj socialdemokratų partijoje yra įvykę tokie nekrofiliniai procesai, kurie, ta prasme, kad socialdemokratai nebeturi kur grįžti. Ir kad socialdemokratai šiandien vis dar tebėra žmonių, kurie mano, kad blogis yra Nemuno aušra. Taip. Realiai socialdemokratų partijos sudėtis nieko nesiskiria nuo Nemuno aušros. Tai yra tas pats provincijos politikierius arba bičas ar moteris politinė, kuri priprato prie dylų, jie atėjo iš tos pačios terpės kaip Nemuno aušra, iš tų miestų ir miestelių, kuriuos po 30 metų valdo tie patys oligarchiukai ir jie net neįsivaizduoja, kad gali juos kažkas kritikuoti. Ten jų Pagėgiai, Kėdainiai, Druskininkai, tas pats Kaunas dabar, ten viskas, ten nėra kritikos jiem, jie yra tokie pat. Ir kaip tas atsitiko, mąsčiau pakankamai ilgai, kaip tas galėjo atsitikti,
socialdemokratai seniai neturi miestuose nei merų, nei vicemerų, nei kai kur, kaip Vilniuje, ir tarybos narių, arba jų turi labai menkai. O rajonuose jie turi ir merus, ir vicemerus. Jeigu tu kultūros ministrą randi tik tai Joniškį, tai šiaip jau tau kaip tradiciniai partijai yra šakės. Nebėra partijos. Jau jeigu tu neturi Vilniuje iškilaus žmogaus, kuris būtų kultūros veidas, tai jau yra viskas. Ir kai iš miestų išstumta partija, nebegali ilgai remtis miestų politikais, ar ne? Vadinasi, rinkėjų išstumta ir pradeda galvas kelti tie karaliukai, kur ten kritikos nėra, kur viską užspaudė, ar kur net buvo momentų, kai ligoninės slaugytojos vietą meras nuspręsdavo, kas ten turi dirbti, kas nedirbti. Kitaip sakant, tai yra ta pati partija kaip Nemuno aušra, panašiai kaip buvo Čilėj iki Pinocheto. Buvo komunistų partija ir buvo socialistų partija. Jų programos buvo lygiai tokios pat. Socialistų partija nenorėjo jėga pakeisti valdžios, kad galėtų lengviau valdžią. Ir kai jos laimėjo, jos veikė koalicijoje. Tik sakant, komunistai pasakydavo tai, ko socialistams reikia, kad girdėtų, socialistai padarydavo. Tai dabar yra tas pats Nemuno aušra, yra tas rėkautojas, kuris pasako tai, ko reikia socialdemokratų partijų, socialdemokratų partija padarė. Atėjo, ne ideologija jų pasikeitė, o pasikeitė žmonės. Ir, aišku, liko ten Andriukaitis, Vėsaitė, Olekas, bet jie liko tokie, panašiai kaip Stalino valymo istorija. Ir ne, iš pradžių visi ėjo su Stalinu prieš Trockį. Kai Trockis suvalgė, tada jis ėjo su Stalinu prieš Zinovjevą ir Kamenevą. Kai suvalgė tuos, Bucharinas ėjo su Stalinu prieš dar kažkokios, galiausiai sušaudė ir Buchariną ir taip toliau. Ta prasme, jie liko pataikauti tiems tol, kol juos laiko ten viršuje. Bet šiaip kokybiškai partija yra pasikeitus žmonių. Žmonės yra tokie menko protelio miškiukai, atėję iš kolchozinės, sovietinės kolchozinės terpės, nors kai kurie gimė po 90 metų, bet jie yra to suprato žmonės ir nebegalima turbūt žiūrėti į socdemų partiją kaip į tradicinę partiją. Tai jie yra marginalinė partija šiuo metu ir nes tik marginalinė partija gali eiti prieš teisę. Man atrodo, kad tas paprasčiausias kiekvienam rinkėjui suprantamas apibrėžimas, kas yra ta tradicinė partija, tai yra partija, iš kurios tu žinai, ko galima tikėtis. Ką tai reiškia? Tai tu žinai, kad jinai paisys įstatymų, paisys procedūrų, laikysis kažkokių taisyklių, rašytų ir nerašytų. Nusistovėjusių tradicijų, tarasime, LRT politikai, buvo bandymų judinti Karbauskio laikais, buvo bandymų judinti ir tais laikais, bet realiai politikai greit nugesindavo pačioj partijai. Gal nereikia. 25 metus LRT dirbo kaip žurnalistų organizacija. Taryba visą laiką buvo visokių žmonių, dažniausiai ten patenka žmonės nieko nenutuokiantis apie žurnalistiką. Tai yra didžiausias blogis. Bet ten, kol dar buvo žmonių sveiko proto, tai kažkaip tai nuramindavo. Dabar dar ir tarybai atėjo žmonės, kurie bėga pas Gazprom banko klientą į Seimą ir prašo pagalbos nuverčiant generalinį direktorių. Kitaip sakant, įvyko ta kokybinė perversija, kad ne ideologija pasikeitė LSDP, o pasikeitė žmonės, kurie neturi ideologijos atėjo. Aš noriu šitą ir akcentuoti. Man atrodo, mes apie tai kalbėjome ir iškalbėjome. Man atrodo, kad iki to tikro padėties konstatavimo, koks jis iš tikrųjų ir yra, nes kartais būna, tarkim, dažniausiai tai apie sportą gal lengviau, bet ir apie politiką. Kalba įvairių žmonės, siūlo įvairias versijas, kas čia vyksta, bet tu niekada iki galo nežinai, kas yra iš tikrųjų. Man atrodo, kad šita pasiūlyta versija ir ne vienoje mūsų laidoje aptarta apie tai, kad provincijos politikai su savo tradicijomis atėjo į parlamentą ir dabar bando tai pritaikyti plačiai Lietuvos politikai, yra
jau tokia svarbi tezė, man atrodo, tai yra svarbi diagnozė ir turbūt tai yra kažkas labai arti tikrovės. Aš savo kailiu karjeros pradžioje esu pajutęs, ką reiškia, kai žmonės bando užvaldyti žiniasklaidą arba sumenkinti, sugriauti žiniasklaidą, kuri kritikuoja rajone tave. Tai mano karjera prasidėjo Šilutės laikraštyje Šilo karčiama. Šilutės laikraščiai eina taip keistai Šilutėje ir Pagėgiuose, dėl to, kad Šilutė ir Pagėgiai buvęs bendras rajonas. Buvo bendras rajonas, tuo metu tai buvo antras pagal dydį rajonas Lietuvoje, buvo akivaizdžiai per didelis, jis kėlė pusiau ir liko Pagėgiai atskirai, kaip atskira savivaldybė, bet laikraščiai eina, prenumeratoriai yra abiejose rajonuose, tai man kaip jaunam žurnalistui, kuris jau ten nebenorėjo rašyti apie jaunimą, nes aš iš karto po 12 klasės atėjau dirbti, pasiūlė bandyti rašyti apie Pagėgių politiką, nes ten aišku viskas paprasčiau. Ir aš kai pradėjau tenai važinėti, pamačiau, kad ta situacija, kuri tiesiog sunkiai protų suvokiama yra ir tuo metu kažkaip apie tai buvo mažai kalbama, kad taryboje iš 21 tarybos nario 20 priklausė Komskių partijai, visų skyrių vadovai buvo Komskių partijoje, tai yra partija Tvarka ir teisingumas, iš kurios beje ir Remigijus Žemaitaitis atėjo. Tarkim, verslai pagrindiniai priklausė Tvarka ir teisingumas, parduotuvės visos priklausė arba Tvarka ir teisingumas, arba patalpos priklausė tam. Ir kai aš pradėjau rašyti apie tai, kaip jie elgėsi, kaip nesilaiko procedūrų, tiesiog laikraštis buvo išimtas iš visų parduotuvių. Vieną dieną buvo pasakyta, kad visos parduotuvės pranešė, kad laikraščio tiesiog atsisako. Ir prasidėjo spaudimas, kuris tęsiasi kelerius metus. Tai buvo man turbūt kaip žurnalistui labai gera mokykla, nes aš prisimenu 2008 metų Seimo rinkimus, važiavau stebėti kaip žurnalistas į Pagėgius ir mane sekė treninginiai, darydami tokį psichologinį spaudimą, jie tave seka, žiūri į tave, tu turi suprasti, kad tu čia nepageidaujamas esi. Yra tekę susitikinėti Lietuvoje, Pagėgiuose su žmonėmis, kurie bijo su tavim susitikti, apsidairo prieš paimdami laikraštį iš tavęs ir taip toliau. Tai ta laikysena tuo metu Pagėgių savivaldybės kaip institucijos, jinai labai panašiai tai, ką dabar mes matome Seime. Ir aš pasakysiu, kaip matau tą situaciją ir paklausiu, ar tu tam pritari mano interpretacijai tos situacijos ir tada klausiu, ką daryti. Aš matau šitą situaciją, mes iš esmės jau esam apie tai kalbėję, kad atėjo tie rajonų cariukai, žmonės įpratę, kad jų vien buvimas toje pozicijoje jau turi kelti tam tikrą nuščiuvimą, kai jie kažkur įeina. Šventumo aureolė, ta prasme, išrinkimas reiškia, kad tau uždeda nimbą ir nieks nebeturi teisės apie tave nieko pasakyti. Taip. Jie atvažiuoja čia į Vilnių ir pamato krūvą žurnalistų, žiniasklaidos priemonių, kurie tavęs klausia nepatogių klausimų, kritikuoja, socialiniuose tinkluose tave kritikuoja, kai kurie žurnalistai, netgi tie, kurie tavęs klausia, taip pat tave kritikuoja, LRT tavęs nerodo, kaip rodė kokie nors ten rajono laikraštis, kur tie straipsniai prasideda ta įžanga. Na, šią gražią dieną, šis gražus meras padarė tą ir tą. Taip nėra. Ir tu tada galvoji, pala, čia kažkas yra ne taip. Tada spaudimas pradeda didėti, pradeda rašyti apie tavo lyderį, apie Palucką, apie premjerą ir galiausiai išspiria lauk tie žmonės, kuriuos tu kažkuriam intuityviam lygyje jauti, kad jie labiau už tave išsilavinę, geriau supranta čia kažkaip situaciją ir kad tu net neturi kaip atsikirsti, kaip tas politikas Domarkas, kai jo paklausė, tai kam tu reikia pataisų? Reikia. Kodėl reikia? Todėl, kad reikia. Ir jam lieka tik tai raiška. Domarkui lieka tik tai ta raiška agresyvi tokia. Reikia. Ir jis nežino, ką atsakyti tau. Ir tu jauti tą nuoskaudą, kad tu pralaimėjai tą kovą dėl Palucko ir ateina tas keršto motyvas, kur tu dabar tu gali parodyti šituo įstatymu. Ir Žemaitaitį nuteisė dar. Tai dar pridėkim, kad teisinė sistema dar veikia. Aš dar prie Žemaitaičio sugrįšiu, jo vaidmens šitame. Ir tau sukyla tas toksai kaimo bachūro ar bachūrės turbūt, tas toksai to, kuris turi nuščiūvę turi būti visi, kai aš įeinu, sukyla šitą ambiciją susigrąžinti šitą galę ir aš galiu tai parodyti per LRT įstatymą. Šalia to yra tavo Ingrida Šimonytė vakar pasirodžiusiai mano laidoje sakė, kad labai panašiai beje kaip ir tu sakei dabar, kad socialdemokratai ir Nemuno aušra yra ne pragmatinė sąjunga,
o ideologinė. Tai yra ideologinė sąjunga. Tavo ideologiniai bendrai, tarp jų yra žmogus, mes galim interpretuoti, ar Nemuno aušra ten yra susijusi su prorusiškumu, nėra, čia gali būti daug interpretacijų, bet kur nėra interpretacijų. Tarp Nemuno aušros partijos teigėjų yra žmogus, Rusijos pilietis, dirbęs Rusijos oligarchams ir priėmęs jų aukso kasyklą. Kitas dalykas, tarp jų yra žmogus, kuris gavo paskolą iš Gazpromo banko savo verslui Baltarusijoje tuo metu, kai kovojo su Gazprom nenaudingu lietuvišku projektu. Man atrodo, čia yra neginčiamas faktas. Tai absoliučiai... Ir tas žmogus, reiškia, siūlo cenzūrą tiesiog jau įvedinėti LRT skardžių. Taip, jisai rūpinosi šitom LRT klausimu, auditais, ir dabar jisai siūlo šitą cenzūrą, kad maždaug LRT taryboje veiktų kažkoks ten organas, kuris spręstų, kas gali, kas negali pasirodyti eteryje, kas gali, kas negali kurti laidas. Šitie žmonės, mano supratimu, jie daro tai, ko iš esmės reikia visada Rusijai, siūbuoti laivą kuo smarkiau, kelti kuo didesnį chaosą. Drąsiaus Kedžio istorija, mano supratimu, buvo kriminalinė istorija iki tam tikro lygio. Kada prasidėjo, kada buvo pamatyta, kokia yra polarizacijos potencialas šito istorijoje, kiek galima suskaldyti visuomenę, kiek galima sudrebinti realiai politikos pamatus, į tai, mano supratimu, buvo investuota per informacinės priemonės. Tai yra viena vertus, kaimų carų ambicija atkeršyti už Palucką ir parodyti, kad mes vis dar turime galę, ir tada šalia yra to tokio šnibždėtojo, kartu tokio klauno, juokdario rolėje esanti partija, kuri iš esmės siekia kuo labiau skaldyti, polarizuoti, teikti kuo labiau, kuo triukšmingesnės pataisas, kad jos būtų kuo plačiau aptarinėjamos. Ir aš taip matau šitą situaciją, dėl to jinai pavojinga. Aš nemanau, kad čia yra urbanizacijos koks nors planas, nes aš netikiu, kad ten yra žmonių, kurie galėtų taip kaip Orbanas sudėlioti tiek žingsnių į priekį, kaip čia reiktų naikinti tas institucijas ir taip toliau. Tai yra žmonės, kurie deda pirmą žingsnį ir tada galvoja, kokios čia erdvės Kitaip sakant, tu kalbėjai apie oportunistinį tokį variantą, kad daro, ką gali. Aš labai teisingai viską sudėlioju, aš tik tokią reminiscenciją pasidalinsiu. Aš jau prieš kokius 25 metus, kai ten Malinauskas pasirodė, kai buvo Uspaskich, kokie dainiai, niekas ten negalėdavo, ta prasme, turėjau renginį muziejuje, prasidėjo jis pusę 5 ir bibliotekos ar direktorė ar pavaduotoja ateina į renginį 5 valandą ir atsiprašinėja manęs, kalbančio, kad maždaug jeigu aš ateisiu nesibaigus darbo laikui, tai man šakės bus, ta prasme, renginys oficialus, ten kažkokiai progai skirtas ir taip toliau. Ir aš tais laikais galvojau, štai Lietuva ėjo demokratėjimo keliu, ar ne? Derino savo teisę su Europą, įstojome į Europos Sąjungą. Lietuva iš tiesų daug kur apkalta paksui, ką parodė. Demokratiškiausia Europos valstybė sugebėjo itin sunkią procedūrą, dvigubą procedūrą įveikti ir pašalinti veikėją, kuris sulaužė priesaiką ir pamynė konstituciją. Ir tuo pat metu rajonuose ėjo priešingas dalykas. O tai, ką tu pasakoji apie pagėgius, galim pridurti Kėdainiuose, tas pats Druskininkuose, tas pats Kaune dabar tas pats yra. Tai buvo maro išplitimo zonas, panašiai kaip kiaulių maras išplinta, tai reikia sanitarinę zoną įkurti, ten tikrinti, plauti ir taip toliau. Tai Lietuva tos sanitarinės zonos neįkūrė ir apskritai supasavo prieš tuos. Pavyzdžiui, įstatymas sako, savivaldybė negali leisti laikraščių. Druskininkų savivaldybė kiek jau leidžia 5, 6, 8 metus ir nieko, ir įstatymas neveikia, ne? Ir jie pajuto, kad galima dėti skersą ant įstatymo, bet tas negalėjo tęstis, kaip čia amžinai, kad Lietuva juda demokratėjimo kryptimi sparčiai, ne?
visa institucijos taip toliau, o miestai atskiri juda priešingą kryptim į Rusijos pusę. Vieną dieną turėjo, kaip čia pasakyti, įvykti generalinis mūšis ir tai ir buvo 2024 metų rinkimai, kur žmonės, ypač Vilniuje, ir Palangoj ten, ir šiaip visuose miestų žmonės, kurie šiaip jau į socialdemokratus žiūrėjo kaip į tradicinę partiją, sakė, jie tebe balsuoja už tradicinę kairę ar ne, bet tos tradicinės kairės partijos jau nebėra ir taip jie gauna papildomai balsų. Dabar aš manau, kad daug tų žmonių graužiasi, kad padarė juodą darbą prieš Lietuvą. Aš vieną trumpą iliustraciją tiesiog. Eidamas iš trečiadienio vakaro mitingo su vaikais, nugirdau ten prie vaistinės stovėjo tokia jaunuolių grupelė ir sako mergina, tu ką rimtai balsavai už socialdemokratus? Nu jo, ten tokie hipsteriai stovi. Patvirtina tavo tą teoriją, kad ir tarp hipsteriai nieko nežinojo apie tikrąją socialdemokratų sudėti, kas jie tokie yra, o jie jau nebuvo nei tradicinė kairė, nei apskritai kairė, iš esmės tai buvo ta pati Nemuno aušros marginalinė publika. Nu, kodėl Nemuno aušra atsirado nuo to, kad dalis žmonių, kurie buvo prieš socialdemokratus kaip tradicinė partija, ar ne, jiem reikėjo kažko kito. Bet dabar jie Seime susitiko, jie įgyvendina Malinausko, Uspaskicho, Komskių ir visų kitų vietinių karaliukų projektus. Nu, kol kas pliusas yra, kad taip, jie neturi Putino, ar ne, bet vat, čia galima su tavim pasiginčyti. Putinas irgi neatrodė, kad ten kažkoks didelis vadas yra. Nu, bet jau dabar, aš manau, kad jau dabar turėtų matytis bent jau užkulisiuose, jeigu egzistuotų kažkoks tenai toksai labiau padiriguojantis. Nu, matyt, socialdemokratų bėda dar yra, kad, nu, jie, kai keitėsi ta masė žmonių, ar ne, į kairę orientuotų politikų nuėjimas ir ateimas tokių provincijos kolchozininkų, ar ne, kolchozo pirmininkų, snukiadaužių, tai, nu, neatsirado vado. Galbūt jis atsiras, nes dabar, kai vis tiek konfrontacija bus ir jau bus iki pat pabaigos, ta prasme, pilietinė visuomenė ginsis, kaip sugebės. Taip gali būti, kad ir ten išlips koks lyderis, kuris, nu, kaip pasakyti, kuris turės lyderio savybę. Dabar Lietuva šiaip yra laimė, kad yra Brežnevas Olekas, yra reiškia, televizorių ir šitas, ir telefono. Nu, kaip čia, Vagiukštis Sinkevičius, ar ne, ką jie ten dar turi. Nu, ir Ruginienė, kur yra parašytininkė. Prisimeni, kažkada konservatorių laikais siųsdavo į Ignalinos uždaromą elektrinę, gera alga, savo konservatorių partijos narius ir jos praminė žmonės parašiutininkas. Nu, nuleidžia į Ignaliną, padirba pusę metų, atleidžia, gauna išeitinę pusės metų ir kitas parašytininkas atskrenda. Tai parašytininkė Ruginienė, kuri nuleista parašiutu yra į Gedimino 11. Nu ir kas, ir kas ten dar, nu, visokias, vat, Leknavičienės, Leiputės, kažkokios Popovienės, nu, ta prasme, vaikščiantis anekdotai, ar ne? Tai čia Lietuvai dar yra gerai, kad taip. Aš, vat, du klausimai. Vienas klausimas yra, vat, ta situacija, kurią mes čia įvardinom, man atrodo, taip gerai suvedėm taip ilgai per laidas, Provincijos miestelio maras atėjo į Seimą ir užkratas jau išplito visos Lietuvos mastu. Suvedėm kelių laidų kalbėjimus, kas realistiškai įmanoma būti toliau. Ar įmanoma, kad tenai bus prabusta, kad kažkokiu būdu vat, atsiranda vis vienas kitas socialdemokratas, kuris socialiniuose tinkluose kažką paskelbė, jau dabar 3 balsavo prieš ir Drukteinis balsavo prieš prie Lino Balsio ir Šakalienės. Ar įmanoma, kad įvyks ten kažkoks visgi toksai prabudimas, ne ta prasme, kad jie, tarkim, pakeis savo nuomonę ir atsisakys to LRT pataisų, bet, tarkim, bent jau sustabdys šitą teisinį nihilizmą? Nu,
Žiūrėkim, metai ar ne, Blinkevičiūtė, melas, pravalas, Paluckas, melas, korupcija tolesnė, dar didesnė, jokios reakcijos, Šakalienė išspiriama, Fegda laimė dar vieną konkursą, ta prasme, jau iš šalies žiūrint, net jeigu būtum indiferentiškas partijoms, politikai, sakytum, žiauriai negerai yra. Bet viduj tu matai mechanizmą, kaip tai yra padaroma, kaip Šakalienė nuimama ar ne, kaip susitariama, kaip ten veikia grupėje ir iš anksto susitarę, meluoti, kad Blinkevičiūtė bus premjerė. Tai visi, kurie ėjo į Seimą, žinojo šitą melą. Bet aš sakyčiau, iš vidaus kaip tik tą pamatyti sunkiau, nes tau viduj visada yra tokių užsidiskutuojama, užsiargumentuojama. Žiūrėk, bet čia iš tikrųjų mes gero siekiam, mes čia biškį tai padarysim, bet čia dabar taip reikia. Ta prasme, jeigu tu esi žmogus, nesupuvęs, tai iš vidaus matosi greičiau. Visuomenė, pažiūrėk, kaip, prisimenu, Sąjūdžio nariai, ar ne, išrinkti Sąjūdžio deputatai, jų yra daugiau kaip 100 aukščiausioje taryboje. Tai visuomenė kai kurių dalykų nečekino to, ką tarkim, mes matėm 3 dieną. Visuomenė ir po 2 metų dar dalis nesuprato, ar ne? Tu matai 2 mėnesį, 3 mėnesį, jeigu tu esi žmogus, kuris negali tylėti, tai tu tą pasakai ir tu galiausiai išeini arba įkuri savo frakciją. Šiaip tai, visa Lietuvos politikos istorija rodo, visų Seimų istorija rodo, kad tokiais atvejais išeidavo pavieniui, kai kada grupėmis, kai kada ištisom frakcijom suskildavo ir išeidavo, reiškia, vadinasi, nėra kam atskilt. Pavyzdžiui, užmušk, aš nesuprantu, kodėl Šakalienė toliau yra socialdemokratų partijai. Pirma, jai pasakė, kad tu ne mūsiškė, tu ne iš to kolchozo gaivalo esi, ar ne? Išspyrė. Ir ką įtikėsi, kad ji dar kada nors bus patvirtinta sąraše? Kad ji dar bus ministrė, tavo politinė karjera socialdemokratų partijoje baigėsi, tau parodė tavo vietą, kad tu ne mūsiškėsi. Ir jį toliau vaidina socialdemokratė. O beje, vienas atvirkštinis variantas, tai yra Ruslanas Baranovas, kuris tarsi buvo taip pradžioj kalbama tas jaunas socialdemokratas, filosofas ir taip toliau, jisai man taip susidarė įspūdis, skaitant jo pasisakymą, aš tiesą sakant nemačiau, kaip tai jisai buvo pasakytas Seime, kokia intonacija ir kokiam kontekste, todėl nežinau, bet skaičiau tekstą, kur jisai pasisako apie pranešėjo komisiją ir kad maždaug Vytautas Bakas turėtų dabar atsiprašyti prezidento. Taip. Ir aš galvoju, kad žmogus norėjo kurį laiką patikti progresyviam jaunimui, progresyviam rinkėjui, suprato, kad čia nieko nebus, pasileido plaukus, nusispjovė ir varo. Pagal Stalino laikus, kai sušaudė Buchariną, tada, reiškia, atėjo daug Malenkovų, Kosyginų, Brežnevų į partiją ir ta prasme, ir tu tada eini būti didesnių stalinistų negu kad pats Stalinas yra, tu nori karjerą daryti. Baranovas daro partijų karjerą, jis supranta, kad Olekas Andriukaitis ir Blinkevičiūtė šitą kartą jau yra ir išstumta ir jų liko vienetai, kažkas užims tas vietas. Tai reikia būti didesnių, kaip čia pasakyti, didesnių Paluckų už Palucką arba didesnių Nausėdą už Nausėdą ir tu imi jauti už ragų. Tai Šakalienės tyla ir kad yra tik 3 balsai, kur antiteisė, ta prasme, Seimo statutas sulaužytas, susitarimai sulaužyti susitarimų, kuriuos duoda premjerė. Taip, mes tarsimės. Aleknavičian, taip, mes tarsimės. Su kuo aš tariausi, su kuo tariais? Mitingės su poro žmonių pašnekėjau, pavardžius, nežinau, negaliu sakyti, matai, jie ten yra užsislaptinę mano agentai. Ta prasme, tu sulaužai viską ir atsiranda tik 3 balsai ir ne vienas neišeina. Tai reiškia, kad toj partijoje pasikeitimai visi galimi įvyko iki tol. Gerai, prieš uždarant šitą temą ir leidžiantis į kitą įdomią temą apie opoziciją. Mano tezė. Jeigu reikėtų
tikėtis, turėti kažkokios vilties, kad tai dar įmanoma sustabdyti, protestus reikia rengti prie prezidentūros. Dėl to, kad prezidentas yra silpnoji grandis, socialdemokratai neatsitokės. Nemuno aušra nuo protestų ir jų vardo kartojimo tik auks ir stiprės, kaip tie besiveržintys antrankiai. Kuo tu labiau muistaisi, tuo jie labiau veržiasi. Prezidentas yra vienintelis žmogus, kuriam tie kultūrininkai bent jau kažkiek turėtų rūpėti ta bendruomenė, dėl to, kad tai buvo dalis jo rinkėjų. Jam turbūt, galima taip įtarti, daryti prielaidą, buvo skaudu tas išspirimas iš kultūrinių renginių, tokių kaip knygų mugė, ir parodymas, kad tau padarių žmonių kompanijoje ne vieta. Man atrodo, kad mitingai turėtų vykti prie prezidentūros, nes šitą žmogų dar kažkokios mažos viltelės jį atversti, prabudinti, kad jisai suprastų, kaip jis įeis į istoriją, jeigu taip viskas ir liks, dar yra. Todėl... Arba bent jau parodyti, atskleisti jį, kad jis pasakytų, vat jūs ten visi, kultūra yra šūdas ar ne, kultūrininkai yra šūdas, kūrėjai, rašytojai, aktoriai, režisieriai, jūs visi esate kad jį demaskuoti, nes dabar jisai toks, ta pelytė toj pašluota ir dainelė sudainuota. Ta prasme, tupi kažkur peliukas, o matai jau ten, reiškia, katinas juodas vaikšto, ar ne, katiną paskyrė. Tai žinoma, teisinga kryptis turėtų būti nebe Seimas. Iš esmės, ir atsitiko tas blogis Lietuvoje. Lietuvoje visą laiką kol būdavo įtampa tarp prezidento ir valdančiosios daugumos, tol Lietuvos teisinė demokratinė valstybė buvo rami dėl ateities. Dabar jie susiklijavo. Tai reikia demaskuoti tuos klijus, kad Nausėda, socialdemokratai ir Nemuno aušra yra tas iš to paties krepšio ištrauktos kortos. Tai yra Veseim tas pats. Turėtų, man atrodo, net aš pagalvojau tokį dalyką, kad turėtų prie Seimo rūmų rengti politinės partijos, opozicinės partijos turėtų rengti mitingus, o pilietinė visuomenė prie prezidentūros ir kultūros asamblėje. Man atrodo, kad tai būtų stipru. Taip. Kągi, prieš pereinant prie vienu sakiniu rubrikos noriu priminti apie mūsų draugus naująjį židinį. Puikiai kalėdinė dovana galėtų būti naujo židinio prenumerata. Naujasis židinys, tiems, kas nežino, yra visuomenės gyvenimą ir aktualijas stebintis žurnalas. Ten rasite tekstų ir apie meną, kultūrą, istoriją, filosofiją, bet kartu ir apie aktualųjį pasaulį, apie politiką, refleksijų apie tai, kas vyksta šių dienų Lietuvoje. Mano galva, tai vertingas skaitinys, primenantis kažkuo knygą, toks, kur laikas į gyvenimą neįskaičiuotas. Man atrodo, kad turėtų patikti mūsų žiūrovams ir skaitytojams, todėl pabandykite. Gera kalėdinė dovana nzidinys.lt, įvedus kodą redakcija gausite 15% nuolaidą metiniai prenumeratai. Pabandykite. Kągi, maestro, įjunkite muziką. Mūsų kolegė Delfi žurnalistė Lauryna Vireliūnaitė, kuri beje šventė gimtadienį šią savaitę, išsiaiškino, kad Vyriausios tarnybinės etikos komisijos ir LRT tarybos narys Darijus Beinoravičius pasitraukė iš Mykolo Romerio universiteto, nes buvo apkaltintas plagijavimu. Kokias mintis tai kelia? Prezidentas jį paskyrė dar į šitą valstybinę, ar kaip ten vadinasi, etikos komisiją, ar ne? Ir prezidentas dar nieko nėra pasakęs apie tai. Tavo žmogus, plagiatorius, pažeidęs akademinę etiką, tikrins valstybės tarnautojų tarnybinę etiką. Čia yra ir toliau posėdžiaus LRT. Aš neįsivaizduoju Adamkaus laikais, Grybauskaitės laikais, jau būtų sutvarkyti tie reikalai. Atvirai, uždarai, koks skirtumas. Nes unbelievable tai yra. Nesuvokiama. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija. Plagiatorius svarstys, kad bičas, tu čia negražiai pasielgiai, labai negražiai pasielgiai, mes tau papeikimą ten rašom arba siūlom šalinti tave iš darbo. Bet yra tas Steveno Spielbergo filmas Catch Me If You Can, kur Leonardo DiCaprio vaidina tą klastotoją, kuris paskui nueina dirbti FBI, nes jis gerai žino.
Autoritetingas vokiečių dienraštis Die Welt paskelbė, kad prie Lietuvos sienos su Baltarusija rusai telkia 360 000 karių. Lietuvos kariuomenė iškart paskelbė, kad tai yra dezinformacija. Kokias mintis šitai kelia? Nu, kaip pats vokietis paskui atsiprašinėjo, kad... Taip, tai buvo cituotas politikas. Taip. Nu, bus turbūt tokių dalykų, kai tai yra padidinta įtampa, ar ne? Kad tai, kai jis pasakė, yra įmanomai gali įvykti. Tai... Bet žinai, kas yra įdomu, kad Lietuvoje lyg tai nebuvo čia nei panikos, nei kažkokių, ta prasme, kažkaip, nežinau, ar žmonės praleido pro akis, ar tiesiog numojo ranka, kad... Gal čia yra mūsų būdas, o kita vertus, mes gyvenam tarp dviejų, gyvenam prie Baltarusijos ir Rusijos. Jeigu mes reaguosim kiekvieną kartą, kiekvieną pasakymą, tai insultas grėsia, ar ne? tai yra savisaugos instinktas. Neteigiu, kad tai reikšminga, iš tikrųjų neteigiu, net nebandau niekaip pasakyti. Bet toks įdomus faktas, aš paskui prisiminiau, kad Die Welt priėmė tą neva Rusijos opozicijos žurnalistė, kuri iš tikrųjų buvo propagandistė, kuri pamenė pirmosiomis karo dienomis ten kažkokį protestą eteryje paskelbė. Už tos Andrejevos su plakatu iš... Marina Ovsianikova, jo, tai Die Welt beje priėmė ją. Prancūzijos mieste Badene buvo sulaikytas Rusijos pilietis, vienas iš buvusių Snoro vadovų, Vladimiras Antonovas. Teisingumo girnos malą lėtai, bet užtikšinti. Vat šitą žinią kažkaip irgi niekas nesureagavo. Antonovas buvo tariamai žuvęs. Ai, va šito tai aš nežinau. Taip, jisai, ta prasme, apie tai buvo daug rašyta. Ta prasme, jo nebuvo. Tai aš kai perskaičiau, išsižiojau, galvoju, palauk, betgi jis yra miręs, o jį surado. Tai Antonovas yra prisikėlęs iš numirusių. Aš va šitą buvau, matai, man tai jisai ir mirė ir prisikėlė per tą pačią laidą. Reiškia, ne kasdien prisikėlė žmonės, tai šiaip jau iš numirusių, ne, pasitaiko tokių visokių kuriozinių atvejų, ten karste atsigauna, atsisėda per laidotuvės dar. Biški tik tai laiką, galėjo ant Velykų. Tai ant Velykų labiau prie tai. Tai, kad šitą praleido ir žurnalistai, gal iš tikrųjų, kad visa mūsų koncentracija eina į tai, kas Seimas. Ir šiek tiek yra, man atrodo, kadangi labai jaunos redakcijos yra mažai tos atminties. Jau pamiršė, kas yra tas... Nes šiaip jau tai yra didelis dalykas, tas Snoro skandalas buvo vienas rimčiausių turbūt per mano karjerą. Ir kad jį pagavo, man atrodo, galiausiai pagavo tą žmogų, vis tiek pagavo. Yra, blemba, čia man tokie dalykai labai patinka. Naujienų agentūra BNS paskelbė reportažo žanro tekstą, kuriame vaizdžiai pasakoja apie greta Kapčiamiesčio gyvenančių žmonių baimės dėl naujojo poligono ir bandant kiek įmanoma objektyviau ir taip saliamoniškai, kaip reikia iš tikrųjų elgtis, kai žmonės bijo, kad šalia tavęs poligonas, bet poligono reikia. Yra yra valstybės gyvybės ar mirties klausimas. Ir tada, ta prasme, lemia daugumos noras, o ne šimtų žmonių noras. Ten gali dėl gamyklos protestuoti, dėl kiaulių fermos protestuoti, valstybė dėl to nežus, ar ne? Bet čia yra nacionalinės gynybos ir saugumo reikalas. Man kitas dalykas yra, aš skaičiau Anušausko postą tą temą ir sakė, palauk, ką čia dabar valstybės gynimo taryba nusprendė? Juk buvo nuspręsta Rūdninkuose daryti poligoną. Kodėl jis perkeliamas į Kapčiamiestį? Ta prasme, jau Rūdninkai lyg ir nutarta buvo, ten lyg ir pradėta viskas, dabar į Kapčiamiestį, ar ne? Tai Kapčiamiestis pagal jį buvo atmestas jau variantas. O aš tai supratau, kad čia ir ten. Aš bet tikrai, gink dieve, nežinau. Aš irgi nežinau, bet Kapčiamiestis išlindo tik tai dabar. Ir jeigu tai buvo, kad jis jau buvo tarsi atmestas, o dabar vėl, čia jau su žmonėms sužaista negerai. Žmogui reikia labai aiškiai pasakyti. Niekur nesidėsiu. Kol rusas yra toks, teks su tuo susitaikyti. Taip reiktų žmonėm pranešti. Ir šiaip jau ta tokia sugalvota
galbūt ne visiems patinkanti idėja kažkaip papildomai atlyginti tai savivaldybei, kuri priima poligoną, ten pastatyti kažkokių tokių viešųjų erdvių, ten sutvarkyti kažkokius parkus ar panašiai, visgi yra gera idėja. Ja, tai savivaldybė turėtų jausti naudą iš poligonų. Pirmiausia, ne tik minusus, bet ir naudą. Ir tai nebūtinai, kad, ta prasme, tų trinkelių ten atsirastų, bet šiaip jau, sakysim, kai važiavau į Kazlų Rūdą, į vieną renginį, į miesto renginį, kur teko moderuoti diskusiją rudenį, tai ir vieną kitą pusę ten zujo vokiečių šitie kariniai sunkvežimiai, ta prasme, eismas padidėjęs, kai kur per miškus važiuoji, kamštis susidaro, nes daug karinių mašinų, tai kitaip sakant, prisideda visokių net ir transporto nepatogumų ir taip toliau, tai aišku, kad toje vietoje esantys žmonės turėtų ką nors gauti. Šiaip jau tiek, kai atsiranda papildomų žmonių, tai yra kareiviai, karininkai, tai maistas, gėrimai, nakvynė, visokių tokių dalykų, bet šiaip iš tiesų turėtų eiti su nauda, negali eiti vien tik tai su rimbu, ar ne, tu turi išdėstyti, koks yra pliusas, bet aišku, kad visada bus, tarkim, jeigu tu gyveni prie pat poligono, tu pasistatei ten namą, tai aišku, kad tau bet kuriuo atveju bus blogai, bet yra, kaip pasakyti, yra neišvengiamų dalykų. Kai ateis rusas, tai visom trobom bus blogai, kur tu ją bebūtum pasistatęs. Vilniaus centre, pakrašty, Palangoj, Neringoj, visom trobom bus blogai. Taip. Šį kartą nebus rubrikos juokinga ir rimta, todėl siūlau grįžti prie laidos, nes antra tema yra beveik, galima sakyti, su to susijęs klausimas. Opozicija bandydama sustabdyti socialdemokratų ir nebyliai jiems pritarenčio Gitano Nausėdos prezidento veikimą, sugalvojo tokį procedūrinį dalyką. Jie registravo 100, beveik daugiau nei 100 pasiūlymų susijusių su įstatymu. Kiekvieną iš tų pasiūlymų reikia apsvarstyti ir tie pasiūlymai buvo, turbūt visi skaitė socialiniuose tinkluose, švelniai tariant, komiški. Vertas paminėjimo išskirtinis pasiūlymas buvo konservatorės Asanavičiūtės pasiūlytas ir priimtas pasiūlymas, kad dėl LRT generalinio direktorio atleidimas įmanomas tik tada, jeigu tam pritarė Seimo narės Agnės Širinskienės Katinas Nuodėgulys. Vardas beje taip pat pasiūlyme įrašytas ir dabar įstatyme taip pat bus įrašytas. Taip. Vargšas Grikis, jis nepasiekė tokių aukštumų. Taip, kaip rašė Valstybinis tautos frontas, Širinskienė iš opozicijos sugebėjo savo Katiną prastumti, o Nausėda per 6 metus Grikio taip niekur ir neprastūmė. Katinai yra gudresni ir jie yra patys savo, tai šunys tarnauja tik tai. Taip, Rita Miliūtė sakė, man nusispjauti jūsų bandymai atleisti direktorį dar, bet Katiną. Tai gerai, tų pasiūlymų buvo labai, labai gerų, man vienas labiausiai įstrigęs buvo pasiūlymas, kad jeigu kompiuterinis žaidimas GTA 6 ir toliau vėluos, taip pat galima atleisti generalinę direktorę, kad prisimtų atsakomybę už tai. Dar ten dėl C-dur tonacijų irgi neblogas. Gidas Šimonytės, tai buvo, kad turi valdančiosios koalicijos atstovų LRT žurnalistai turi klausti atitinkamą tonaciją ir veido išraišką. Tai nuo šiol aš visą laiką sakydavau, kad geresni studentams sakau, kad geriausiai rašo tie, kurie muzikos mokyklą yra baigę arba kurie sprendė algebros ir fizikos uždavinius. Ta prasme, abu lygiaverčiai dalykai. Čia algoritmus tu sudarinėjo, o šiaip jau rašymas yra labai panašus į sonatą Allegro formą, ta prasme, tai dabar reporteriams privalu bus baigti muzikos mokyklą, jeigu nori LRT dirbti, nes tonaciją reikia išlaikyti. Bet šitas nepraėjo. Šitas nepraėjo, bent jau kol kas. Tai tokie, kuriems, kaip man, meška ant ausies užlipo, dar šansų yra. Taip. Tai kalbant apie šitos pasiūlymus, aišku, socialdemokratai bandė tai dramatizuoti, sakydami, kad tai yra pasityčiojimas, Facebook'e rašė toks tyčiojimas iš valstybės, bet turbūt visi suprantam ir man atrodo, kad konservatoriai labai aiškiai deklaravo
priežastį, sakė, mes atsimsim visus tos pasiūlymus, jeigu jūs nedarysite tos skubos. Susėskim ir diskutuokim apie šitą įstatymą normaliai, taip kaip yra priimta, o mes atsimsim visas šitas, nesąmonės iš esmės. Iš šito, aišku, buvo neišgirsta, jie netgi, socialdemokratai, netgi ir už Katiną prabalsavo, priėmė su Katinu, viskas tiko, jiems tiesiog reikia prastumti tą įstatymą žūtbūt. Bet klausimas iš to kylantis yra apie opozicijos veikimą, ar opozicija sugrįžo į politinį žaidimą, nes mes ne vienoje laidoje ir visai nesenai, man atrodo, su Antanu Terlecku kartu patroninėje dalyje kritikavom opoziciją tarsi dėl to, kad trūksta jų veiksmų, bet dabar atrodo, kad jie sugrįžo į politinį žaidimą. Kaip tau? Tai be jokios abejonės, įsivaizduokim, futbole, jeigu vieną pašalina iš aikštės 10-11, jau yra sudėtinga ištemti net lygiasias, bet kartais kai kurios komandos laimė, ar ne, persveria rezultatą tuo metu. Krepšinį man yra tekę studijų metais žaisti tokiam turnyre ir mes atėjom 5, žaidėm apylygiai ir apie 30 minutę iškrito mūsų vienas, o 35 dar vienas iškrito ir mes 3 laimėjom prieš 5. Ta prasme, neprastus žaidėjus. Tai padaro įspūdį. Tai yra beveik neįmanoma, bet opozicija iš esmės pirmą kartą mes matėm šitam Seime, kad visos 3 opozicinės partijos veikia bendrai. Tiek Skvernelio demokratai, tiek konservatoriai, tiek liberalai veikia bendrai ir mes matėm rezultatą, kad praktiškai socialdemokratų siuntė į knockdownus ir vienas nokautas buvo su tuo Katinu. Ta prasme, kol tie ten, kaip čia, gaivinosi tauriaisiais gėrimais Seimo valgykloje, kol vangiai rinkos ten ne vienas aušrietis nebuvo atsivilkęs dar į salę, pritrūko balsų. Tai jeigu tu grajini, tai tu turi grajinti. Tu negali visos komandos pasodinti ant atsarginių suolelių. Tu turi žaisti. Reiškia, valdančiai daugumai neužteko kvapo. Aš beje norėjau šitą pasakyti, prieš tai įterpdamas trumpą dalykėlį, kad man atrodo mūsų jau laidoje minėta Agnė Černiauskaitė, El Ryto žurnalistė, šitą pamatė. Tauriųjų gėrimų, ar ne? Bet ką norėjau pasakyti ir... Šiaip pasakysiu taip, kad tai, ką padarė opozicija, yra be galo sunkus, juodas ir daug koordinacijos reikalingas darbas. Ta prasme, jie net suskaičiavo minutės, kiek tai pavyktų, tarkim, Amerikos kongrese tą būtų ne 18 valandų galima buvo užtemti tokiu principu, bet 18 dienų ar net dar daugiau. Ta prasme, labai palankus Seimo statutas yra valdančiai daugumai, kad tu negali ilgai kalbėti, ten laikai ir taip toliau, bet tai, ką padarė 3 opozicinės partijos, jos išspaudė su savo turimais balsais, praktiškai maksimum 100% ir dar truputį pridėjo, parodė absurdą ir čia socialdemokratai visur rėkavo, čia konfliktą organizuoja taip toliau. Iš esmės jie išvilko socialdemokratus nuogus prieš visą Lietuvą ir net tie, kurie dar tebėra už, reiškia, televizorių ir telefonų vagies partiją, už Ruginienę, jiem patinka, jie vis supranta, kad juos išdūrė, kad silpni esat, nemokat, ar ne, nemokat žmoniškai padaryti. Tai einate kaip kažkokie, kaimo šlemperiai, ar ne, sudaužysim senutę į namą ir paprašysim, kad dar įpiltų degtinės, ar ne, tokiu principu. Tai šiaip jau gudresnis kaimietis ateis, pagirs senutę, ten pasakys, gal malkosus priskaldyti ir pati tą butelį pastatys. Tai galima taip, galima anaip. Tai opozicija parodė, kad socialdemokratų karalius yra visiškai nenuogas, bet basas. O dar žinai, man kokia mintis kilo,
nenoriu nuklysti su analogijom, todėl pasakysiu bendrai, kad yra ta tokia teorija, net tokia klišė gal netgi sakyti, kad karą laimi tas, kas turi daugiau valios laimėti, ar ne, kad tavo pasiryžimas laimėti yra labai svarbus. Vis tiek man neišeis be pavyzdžio, tu matai, kaip ginasi Ukrainos karys ir kaip ginasi ir ką daro, kaip puola Rusijos karys, kuris iki galo nesupranta, ką jisai čia daro. Tai man atrodo, aš nelyginu šitų dalykų, tik tai patį principą, kad žmonės, kurie puola ir nelabai iki galo supranta, ką jie čia daro, atsibosta ten tiesiog sėdėti toj salėje, nes tu turi, tai yra kaip šachmatų žaidimas, ar ne? Taip. Tu ilgą laiką sėdi ir turi būti pilnoj koncentracijoj. Nuolat turi skaičiuoti, reiškia, ir jeigu reiktą padarysi viskas, tu prarad 7 minutės apskaičiuotos, o liks 3 minutės ten, ar 2 minutės, ar panašiai. Tai iš esmės tokių grajų Lietuvos politikoje yra buvę nedaug, yra buvę aukščiausiai tarybai, kur mažuma laimėdavo. Netgi negrįšiu tuos laikus, esu pasakojęs, tam tik panašus dalykai buvo Pakso istorija, ne, kur pradžioj labai daug iš tų pačių socialdemokratų, jie nebuvo nusiteikę apkaltai, bet mažuma padarė taip, kad ir tie prisijungtų. Ne? Tai žodžiu, labai, labai geras darbas. Ir čia yra tas dalykas, apie ką mes kalbėjome nuo pat pradžių, kai Saulius Skvernelis prisidėjo prie opozicijos. Kad dabar opozicijoje yra ten tiek ir tiek premjerų, tiek ir tiek Seimo pirmininkų, tiek ir tiek patyrusių politikų veidų, žmonės, kurie moka šitai daryti ir dar yra formoj. Fiziniai, sportiniai formai. Taip, geros sportinės formos. Ne formoje, nes vietininkas negalimas, bet geros sportinės formos. Taip. Labai tas buvo pademonstruota pirmadienį Jakilaičio laidoje per LRT, kur partija Epochos sąžinės socialdemokratai pasiuntė ginti šito įstatymą Baranovą ir Denisenko kultūros viceministrą, ir prieš juos stojo 3 sunkaus svorio atletai: Skvernelis, Šimonytė, Gentvilas. Jie dubasino tą Baranovą, bet taip maždaug pagailėdo. Mes suprantam, kad tu čia mulkėsiesi, žinai, tave kaip mulkį pasiunti, mums tavęs gaila, ir po to bum, bum, bum. Atas sėdi toks, taip, kažkas. Ir paskutinis smūgis buvo Denisenka, kuris yra socdemų kultūros viceministras. Staiga pradeda šnekėti, tai yra konstitucijos pažeidimas, ir čia su teisinė komentarė neturi ir taip toliau. Tai iš tiesų, tas buvo parodyta, kaip čia pasakyti, čia tu kaip žaidimų meistras jau galėtum sakyti, čia buvo kaip žaidimukas sukurtas, ar ne, ant greičio parodyti, kad tie, kurie negalėjo stebėti per naktį Seime, kad va čia yra paveiksliukas, toks žaidimą galim pažaisti, ką dabar pasakys Skvernelis, arba ką pasakys Gentvilas, ir visi jo gailėjo to Baranovo. Tas yra dar skaudžiau, kai tavęs nelaiko savo lygių. Ir tu supranti, kad negali laikyti savo lygaus žmogaus, kuris apskritai yra kvailys jau vien dėl to, kad ėjo į tai. O žinai, kas, man atrodo, turėtų būti baisu ir socialdemokratams, ir Nausėdai, kad Agnė Širinskienė ir Ingrida Šimonytė yra vienoj komandai. Su Širinskienės energija. Ir tai yra žmogus, kuris skaito visus teisės aktus, žino statutą, ir žino procedūras, ir Žemaitaitis turėjo padaryti viską, kad ji nepabėgtų. Nes jį būtų Žemaitaitį nuolat įvilkusi teisės rūbus, o dabar nurenginėja jį. Aš esu realiai savo kailiu pajutęs tą Agnės Širinskienės mokėjimą, dabar taip negali sakyti. Manipuliuoti, tai yra manipuliuoti teisinę bazę, kai jai buvo pavesta svarstyti dėl apkaltos Artūrui Skardžiui. Tai jinai panaudojo visus tos teisinius mechanizmus
kaip mes vėliau išsiaiškinom su Birute, nuėję į Seimo archyvą ir peržiūrėję tą jos tyrimą, jinai panaudoja visus teisinius mechanizmus tam, kad sužinotų viską, ką gali apie mane kaip asmenį ir apie 15 min kaip grupė. Tai jie ten kreipėsi, pavyzdžiui, į policiją, STT, į VSD, dėl mano kokių nors ten dalykų nieko nerado. Tada kreipėsi dėl 15 min. Ar 15 min ten turi, dabar mano, jie klausė, ar 15 min turi ten sutarčių su Lietuvos energija, dabar Ignitis tuo metu Lietuvos energija, nes Skardžius kovojo su Lietuvos energija, dabar Igničiu. Tai maždaug gal čia 15 min kažkaip pinigų už tai gavo. Ir jinai panaudojo visus tuos instrumentus, kurie yra galingi. Parlamentinis tyrimas yra labai galingas daiktas. Tam, kad sužinotų apie mus kiek įmanoma daugiau, ten apie Skardžių kažką pakrapštė ir parašė, kad, viskas gerai, viskas tvarkoj. Tai dabar lygiai tą patį jinai gali daryti tik taip. Prieš tuos žmonės. Tai čia yra kaip buvo toks Prancūzijos užsienio reikalų ministras Talleyrand'as, jis buvo ir prie karaliaus, kurį nukirzdino, ir prie Napoleono, ir prie naujojo karaliaus. Jis dirbo tą patį darbą ir lygiai su tokiu pat mokėjimu ir užsidegimu. Aš vieną dalyką dar prieš uždarant laidą pasakysiu, kas nuskendo tame pataisų vis pasiūlymų vajuje, nuskendo kita komiška situacija. Aš paskaitysiu, kaip tai čia yra citata iš žiniasklaidos. Žemaitaičiui kalbant, Šimonytė grojo tarškynę, keldama salėje triukšmą. Lauryna Vireliūnaitė pasidalino Facebook'e šito citata turbūt iš Delfi straipsnio ir Ingrida Šimonytė atėjo parašė, skamba kaip pastaba pažymių knygeliai. Paklausykit, Žemaitaičiui kalbant, Šimonytė grojo tarškynę, keldama salėje triukšmą. Taip. Esu turėjęs tokių įrašų. Kągi, turbūt šitą linksmą gaidą, nors laikas ir neramus, atsisveikinam su jumis, mėly žiūrovai. Pasakysiu svarbią informaciją apie kitas, apie šventinės laidas, bet prieš tai noriu priminti apie mūsų draugus Audioteką. Pasinaudokit Audiotekos pasiūlymų, paklausyti maždaug 1000 audio knygų nemokamai su Audioteka Club paslauga, įvedę kodą redakcija galėsite tai daryti, bet galite prenumeruoti Audioteką ir ilgesniam laikui, galite tai padaryti kaip dovaną prieš kalėdinę, lygiai taip pat kaip naują židinį, pabandykite. Beje, be kita ko, Audioteka Club paslauga, mačiau, kad yra daug kalėdinių audio knygų vaikams, tai maniškiai klausė ir labai patiko, tai galbūt kažkam ir šitas patarimas pravers. O kalbant apie šventinės laidas, mes pasirodysime 2 kalėdų dieną, pasirodysime 2 naujųjų dieną. Tiesa, tos laidos neturės patroninės dalies ir bus tokios jau labiau šventiškesnės, kiek tai yra įmanoma, kalbant mūsų temomis, bet man atrodo, kad turėtų būti įdomu, tai prisidėkite, jeigu turėsite galimybę, paklausykite. Dabar keliamės į patroninę dalį, kur kalbėsime apie Baltarusijos failą, konkrečiai apie JAV sankcijas atšauktas baltarusiškom trąšom ir ką tai reiškia Lietuvai. Jeigu negalite prisidėti prie mūsų, kągi, prenumeruokite mūsų kanalą, pasidalinkite laidą su tais, kam galėtų būti įdomu ir pasimatysime 2 kalėdų dieną. Iki. Jūs tai, jeigu jau į žmogų kreipiesi šalia stovinti trečiuoju asmeniu, praktiškai esi maršistas jau. Jie tai Facebook'e rašo. Jis šioks ir toks, reiškia, rašo po tavo postų.